ką, rezervavau butą, po 1000 pradinis įnašas, bet dabar dar sužinau vieną dalyką, kad reikia, yra 12% valstybei mokesčiai, ne? Ir reikia sumokėti pusę pinigų, tai yra 6%, kada registruoji sutartį. Tai aš už mėnesio laiko turiu turėti bent kažkur 8000 su savim ir atskristi čia ir tvarkyti dokumentus ir pasirašyti ten sutartį su ir įgaliojimą notarui, advokatui ten, vienu žodžiu. Ir notaras ir advokatas, tas pats žmogus, ne? Blemba, dabar aš kaip suprantu, tai norėjau motyvacijos daugiau, gavau kaip reikiant, kaip spyris į šikną. Tai dabar reikės stipriai dirbti ir sukrapštyti 8 štukas per mėnesį. Tai man šiokio tokio lygio iššūkis. Tai kontaktuokit mane, parduosiu savo turtus Lietuvoje įvairius pigiai, pusvelčioj, man reikia surinkti kuo greičiau, ar ne? Nes ten prisirinkęs aš visokių sodų, tenais klipukų, ten taip toliau, aš juos galiu atiduoti už simbolinę kainą jums, ar ne? Tai kontaktuokit mane, pasakysiu, ką turiu, vienu žodžiu, ten visokių dalykų, ten apleista ferma, ten Raudondvarį prie Vilniaus yra, visokių tokių nesąmonių, kurias reikia parduoti ir bus gerai, ar ne? Aš taip, žinai, įsivaizdavau, čia nais po 1000 mokėsiu, ne? O pasirodo 1000 moki, po mėnesio atskrendi paruoštas sutartis, viskas pirkimo jau, ne? Ir turi eiti į tenais registruoti į registrų centrą, nes kitaip, jeigu tu neregistruoji ar vėluoji registruoti, gauni baudą, kuri yra 0,5% dydžio. Ir jeigu dar neregistruoji, kas pusę metų, tau 0,5% padidėja bauda, 0,5% tavo kainos turto. Tai va, toks dalykas. Tai va. Arba sukrapštysiu per mėnesį laiko 8 štukas registracijoms ir dokumentams tvarkyti, arba gausiu baudą 0,5%, brangiau mokėti vėliau. Tai va, šiek tiek atrodo sunku, bet kita vertus aš norėjau motyvacijos, tai bus dėl ko stipriai ir pasistengti reikės, ar ne? Tai va tiek. O šiaip dar vienas paskutinis yra butas. Skambinkit man, jeigu norite tokiom pat sąlygom nupirkti. Taip, be pradinio įnašo, bet reikia pusę valstybės mokesčių sumokėti pradžioje. Tai va tokia yra niuansas toksai, ne? Aš iš pradžio jo nežinojau, dabar sužinojau aš jį. Tai va. Na, bet ką padarysi, išsisuksiu, ar ne? Tai va. Bet jeigu jūs turit kokį ten 10 000, tai galit pirkti, ramiai savo. Ir po to, kas po 1000 maždaug, 1000 su kapeikom galit mokėti, va, taip kas mėnesį ir išsimokėsite. Tai jeigu domina, rašykit man į Telegramą, į WhatsAppą, telefono numeris, profilį, sekit kanalą ir nepraleiskite kitų video.